Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Šiandien papasakosiu, kaip vyksta fizo. Tai visas fizo susideda iš 3 dalių. Tai pirmom dalim grįžkim į vidų, kur ir esame dabar. Esminis dalykas, kad jūs nusileistumėt iki 90 laipsnių. Aišku, irgi galima skirtingi būdai, tipo lygiai grečiai krūtinės. Ir tai gali arba daryti tuos siaurus tokius, arba gali, pavyzdžiui, man platus lengvesni yra. Bet pagrindinis arba nesvarbiausias dalykas, kad jūs, kai pradedate daryti atsispaudimus, negalit pakelti rankų. Bet užtat galima ilsėtis tokioj pozicijai. Nusileidžiat iki 9 laipsnių. Pilnai išsitęsėt ir nusileidžiat iki 9, aš biški daugiau, ir tai va pumpuojat. O visus rezultatus, kiek ir ko, kiek iš to balų gaunat, paliksiu video pabaigoje. Visa esmė, kad jūs turite 2 minutės tiek atspaudimam, tiek kitam pratimui. Atsilenkimam. Darant atsilenkimus, jūsų kolega atsisės jums ant kojų ir jūs prilaikys. Tada jums lieka tik tai 2 pagrindinės taisyklės. Kad jūsų rankos visada lieka priklijuotos prie galvos ir negali atsiklijuoti. O kitas svarbiausias dalykas, kad jūs darant atsilenkimą mentėmis paliestumėt grindis, o tada pakiltumėt ir pavažiuotumėt toliau ir padarytumėt tą 9 laipsnių kampą. Tai įsivaizduojama linija čia, kad ją pereitumėt. Ir tada paskutiniam pratimui, bėgimui, išeiname į lauką. Wow, pažeidinėjau įstatymus. O su bėgimu nėra jokių taisyklių. Realiai turi tiesiog kuo greičiau nunešti save nuo taško A iki taško B. Noriu tiesiog surinkti tuos 3 kilometrus. Bum! Ir pavaidinsiu, kad nubėgau 3 kilometrus. Tilpau į laiką ir viskas super. O iš tikrųjų tai labai siūlau visiems pasibandyti, ar išlaikote normatyvus bent ant minimalaus standarto. O jeigu to ir negalite padaryti, aš jums išduosiu mažą paslaptėlę, kaip jums išlaikyti. Tiesiog darykit. Ir tada padarysit. Ir aš rimtai. Jeigu su normaliu nusiteikimu, manau, per porą savaičių galite pasiruošti fizo išlaikymui. Bent jau išlaikymui. Ačiū, kad žiūrėjot ir komentavot ir susimatom ne rytoj, bet kažkada vėliau. Ate. O čia galite nepatogiai pasižiūrėti rezultatus, tik paminėsiu, kad minimalus laimingasis kamuoliukas yra paryškintas 60.